Sveiki, šiandien 2024 metų vasario 2 diena esame Ventės rage, Šilutės rajonas. Tai čia dabar matote švyturį Ventės rago, čia yra Kuršių marios, čia ornitologinė stotelė, čia Kuršių marios, molas ir vėl Kuršių marios. Ten paukščių, įstato paukščių gaudymo tinklai. Taip, dabar truputį istorijos. 1360 metais čia kryžiuočiai buvo pastatę Vindenburgo pilį ir bažnyčią. Bet marių bangos sugriovė visą tai, po to buvo pastatyta 1700-aisiais dar viena bažnyčia, kuri taip pat nesilaikė iki šių dienų ir jos liekanos buvo panaudotos Kintų bažnyčios statybai. Taip, o dabar šitas švyturys yra pastatytas 1863 metais. Jo aukštis yra 11 metrų. Jis šiuo metu funkcijų kaip ir neatlieka. Anksčiau buvo prieš tai pastatytas medinis švyturys su alyvinė lempa. Čia yra laivams ir sieliams, kada plukdydavo į Klaipėdos tą Malkų įlanką dabartinę. Gana pavojinga vieta. Čia dažnai yra paskendę ir sielius išardydavo, ir laivai paskendę. Tai kol neiškasė Vilhelmo kanalo, tol pro čia plaukdavo laivai į Klaipėdos uostą. Paskui 1929 metais Tado Ivanausko iniciatyva čia buvo įkurta žiedavimo stotis. Nes čia praskrenda labai daug, tai yra migruoja paukščių. Čia yra net dviejų gaudimo tinklai, didžiausi, vieni iš didžiausių. Toliau buvo sutvarkyta krantinė ir pastatytas šitas molas. Tas molas yra 250 metrų, jisai atstoja kaip ir ledlaužį, kada slenka ledai Kuršių marėmis. Tai jis čia apsaugo tą krantinę nuo išardymo. Šią vasarą kursuoja keltas Ventragės. Galima sakyti, kelionę į Nidą. Yra laikas sužymėtas, kada išvyksta, kada parvyksta. Ir visas šitas grožis. Tai vienas iš seniausių 7 švyturių esančių Lietuvoje. Ventės rago švyturys. O čia molas. Padarytas 250 metrų į marias. Marias. Čia yra 4 laipsniai šilumos, nors vasario 2 diena. Yra vėjukas. Bet pakankamai normalus. Ne per šalta, ne per šilta. Kažkur čia bus šilumos vasario mėnesį. Truputį šviečia saulė, pro debesis. Einam pažiūrėti šitų ledo sangrūdų. Dar marios užšalusios. Paukščių gaudyklės. Čia švyturys. Taip, esam molo gale. Va, kokia jisai, kaip ir sakiau, atlieka kaip ledlaužis. Sulaiko ledus ir neleidžia ardyti va šitos pakrantės Ventės rago. Tai buvo sutvarkyta ten apie 70 metus kažkur. Va, kokias lytis. Kuršių marios.
darbas, grožis. Aišku, būtų buvę smagu pataikyti tą laiką, kada tos lytis čia lipa ant to kranto. O, būtų buvę gražu pasiklausyti ir garso, ir gražiai atrodo. Gražiai. Nu, yra storio. Paukščiai. Čia akmenis. Jo, biški traška. Tarpsta. Kas čia? Lūžta kažkas. Nu, vanduo paplauna, yra pliusinė temperatūra, aišku, kad čia taip. Suneštas kalnas jau. Ten Kuršių nerija matosi. Kitoj pusėje turi būti Preila. Mesk. O! Tvarkinga. Gerai, kad pati nenusirita su tais ledais. Nu, lipk šiandien, kol nelūnė šitą į marias. Čia lietuvių kultūra. Žėjau, pridirbau ir išvažiavau. Nes po manęs nors ir tvanas. Dar ledas čia. Pusiasalis. Tolimiausias Šilutės rajono taškas. Čia vadinasi. Saulė lenda į debesis jau. Lenda. Nu, į vakarą yra pranešta, kad pradės lyti jau. Tai vat išnaudojam tą pusdienį su dar visai neblogu oru, kaip vasario mėnesį. Tai va, 11 metrų švyturys. Pastatytas 1863 metais. Bandysim patekti į vidų, jeigu nėra užrakintas. Nėra užrakintas. Gerai. Lipam.
Ledas. Jau reikia atsargiai tada. Aš filmuoju dabar. Yra daug drėgmės. Žiūrėsi, nėra tai baisiai kaip atrodo. O ten toliau metaliniai veikia. Toliau metaliniai veikia, čia pračiuobiškai. Ką čia pametėjai? O, gyvai. Išbandėm ratas. Mes švyturyje. Čia vaizdelė. Tokie turėklai. Pagražinti. Vaizdas į marias pro švyturio langiuką. Va, pagaliau durelės. Atsargiai rašyta. O čia lempa. Švyturio. Va, išlipam. Nu va, dabar vaizdas nuo švyturio Ventės rago. 11 metrų aukštėlė esam panašiai. Čia yra administracinis patalpas. Čia Kuršių saulė pasislėpė, bet ten tas molas. Kur buvom, čia tas sagardas. Čia meteorologinė aikštelė. Čia va irgi būna paukščių gaudyklė. Pavasarį turbūt uždeda tos tinklus. Mes atėjom aikštelę. Nu, ant švyturio jau toks vėjukas didesnis, šaltesnis kažkaip. Ten toli matosi. Į atmatą. Atmato žiotis. Ten įplaukimą į atmatą ir keliauti į Nemuną. Per marias vėjau nešk mano laivą, rodyk kelią, kol laiko laivo vairą. Gulbės skrydį papuoški lelijom, kol esam namie, nes nieko nebijau. Dar nenuplautos vaikystės pėdos, šiandien baisios ne, didžiausios vėtros. Dar neužlietos dobilų plačios pievos, čia pasibaigia tai, kai prasideda bėdos. Per marias vėjau nešk mano laivą, rodyk kelią, kol laiko laivo vairą. Gulbės skrydį papuoški lelijom, kol esam namie, mes nieko nebijom. Taisyklėlės paukščiukams padarytas. Čia kažkokia šis vėžlys. Va kokia lesykla galinga. Net karūną turi vėžlys. O. Prie salų pridėta paukščiuką. O čia tinklai kažkokie dar likę.
padaryta. Aišku, šiuo metu jinai nedirba, dirba sezono metu. Ventės ragas, taip ir restoranas Ventės ragas, taip ir vadinasi. Ir čia visas tas plotas, ten yra gražiai išgrįsti takiukai, galima apeiti aplink apsižiūrėti. Čia tinklai būna pakabinti, kada migruoja paukščiai. Žieduoja juos. Užšalusios dar manęs. Va, suklydau sakydamas, kad restoranas yra Ventės ragas. Iš tikrųjų yra Ventragis pavadinimas. Nes iš šono biškai taip neaiškiai matėsi. Yra Ventragis. Kai Kuršių marių. Va, yra informaciniai stendai. Reiks pažiūrėti realiai, kaip jie atrodo. Turbūt čia prieš šitą pastatą yra. Taip. Kryptis. Tai va tie lizdai čiurliams. Ką tik buvo reklaminis stendukas. O čia yra ekspozicija. Ventės rago ornitologinės stoties paukščių migracijos ekspozicija. Atidaryta šiuo metu. Yra darbo laikas, kainos yra suaugusiam 3, moksleiviam studentams 2, gido jeigu nori 25. O. Mokamas įėjimas. Čia toks linksmas soliukas. Visur dar tebėra kalėdinės dekoracijas. Čia kalėdus dar nesitraukia. Tas takas, kur gali aplink apeiti, jau ten yra paukščių gaudymo tinklai būna ištiesti. Tai va, vartai tokie čia įėjimui. Na ir va, kaip sakiau, kalėdinis dekoracijos dar nesibaigė. Nors jau vasario 2. Vasario 2. Turbūt. Iki Velykų. Va, čia dar reklaminiai stendai. Jūrinio erelio apsauga. Nu va, ir ten takas iki aikštelės, nes čia įvažiuoti eismas yra draudžiamas, išskyrus administracijai. Dabar yra mokestis nerenkamas, o vasarą yra renkamas po 1 eurą už stovėjimą. Va, užšalusios marios. Kažkas primėtė akmenų ant ledo, matyt, norės suskaldyti, bet gamta stipresnė. Va, išsitraukė dangus. Ir turbūt prognozės po truputį pildysis, kad bėgant laikui šiandien pradės lyti. Ten kada giedras dangus. Čia dar Kuršių nerija. Ai, ten toliau biškai, kad kaip einam, matosi Klaipėdos dangoraižiai. Bet kai būna giedras oras, o ne dabar. Kaip pritemusi yra diena. Vasaris kaip nekaip.
kurmis labai aktyvus. Čia matyti derlinga žemė yra. Jis toks aktyvus, ir seniai tokie medžiai. Daug metukų jau jiems. Bet kamienas persprogęs. Panorėjom užlipti čia ant apžvalgos aikštelės tokios. Anksčiau užlipdavom prieš kelis metus dar. O šį kartą laiptų nerasta. Išardyti laiptai. Sugebėktų man tai. Kažkas sukūreno matyti šašlykam. Tai va, nepavyko mums užlipti ant apžvalgos aikštelės. O ten automobilis stovėjome aikštelę. Vasarą dirba parduotuvė, galim žuvies nusipirkti. Laukia būna turgeliai dideli. Pardavinėja suvenyrus. Šiaip visokius dalykėlius. Daugiausia susijęs čia su tuo ventės ragu. Tai va. Tai tiek.